Apie technologijas ir metodus gyvenime ir rinkimuose kalbėsime su ponu Elijum Kebleriu, autoredukcijos mokytoju ir knygos Laumžirgio istorijos autorium. Sveiki. Sveiki. Ponas Elijau, jūsų knygos pavadinimas tarsi iš vaikystės. Ar tai taip pat technologija, kad ją tiesiog perskaitytų? Ne, šiuo atveju žinokit viskas paprasčiau, tai tiesiog ekspromtu atėjusi mintis. Ir aš jau tiesiog užsižymėjau kažkada tai ir tiesiog taip, po to dirbdami su dizaineriais, su kitais specialistais mes įdėjom tą pavadinimą. Tai buvo mano toks noras, kur nesąmoningas, nespecialiai apgalvotas, kaip priims tą pavadinimą. Tai gavosi taip tiesiog. Kas formavo tą jūsų siekį? Vis tiek jūsų gyvenimas krypo į tą pasikalbėjimą, vidinį dialogą su savim arba jo paieškas. Žinot, tai tas vidinis dialogas turbūt paliečia kiekvieną žmogų, ypač nuo 30 metų. Bendraja prasme pasakysiu taip, žiūrovai įsivaizduoja kaip nori, vieni galvoja apie Dievą, kiti apie kūrėją, kiti apie aukščiausią protą. Kūrėjas iki tam tikro laiko leidžia žmogui taip atlaidžiai žiūri jo gyvenimą iki 30 metų. Nuo 30 metų dialogas prasideda griežtesnis. Nuo 40 dar pagriežtėja. Ar jūs esate įsitikinęs? Aš pažįstu daugybę žmonių, kurių dialogas ir po 40, ir po 50 su kūrėju net neprasidėjo. Jūs visų pirma neįlysite į žmogaus vidų. Jisai gali taip bravūriškai pasakyti, kad pas mane viskas gerai ten ir taip toliau. Pas mane seminarų metu ateina labai daug žmonių, valstybės tarnautojų, aukšto rango, ten verslininkų, kur iš šono atrodo jų gyvenimas tiesiog puikus, sėkmingas, o žmogus jau praktiškai ant ribos, jisai geria tos antidepresantus, raminančius, jis nesuvokia, kas jam darosi ir tas jo gyvenimas pradeda šlyvoti, kreivoti ir byra, bet tai nebūtinai sėkmingi žmonės ar kažką daug pasiekia tokie. Paimkim paprastą žmogų, pas irgi tie patys vidiniai tokie išgyvenimai, kurių šiuolaikiniai visuomenė tai tiesiog nepatogu sakyti, kad aš jaučiu kažkokią kančią. Dantis skauda, fizinis skausmas, ar ten koja skauda, ar ten liga kažkokia, kaip ir aišku, negaliu pasidalinti, pasiguosti. O dvasinė vidinė kančia, jinai žymiai pavojingesnė negu fizinė kančia, bet jinai ir netaip iš karto greit apčiuopiama. Jinai kaip rūdys į metalą įeina, arba kaip virusas į kompiuterį, ir ardo tą sistemą. Kaip galima paimti ir konkretų žmogų, galim paimti visą visuomenę. Pažiūrėkit, kiek išrasta vaistų, visokių nuo depresantų, mokslos, jau kokį lygį pasiekė ant kiekvieno kampo psichiatrai, psichologai, ant kito kampo būrėjos, ten astrologai, o eina nykimas, tuštuma, neviltis visuomenė, ne tik Lietuvoje. Lietuvoje taip, tas irgi labai stipriai išreikšta, bet visa Europa, pasaulis, visa ta tendencija labai stipriai didėja, kad ir nesvarbu, klesti ekonomika ar ten prastesnė ekonomika. Tačiau jau mes esame rinkimų išvakarėse, nors tai taip pat apie tą patį. Nes mes rinkėjai esam taip pat žmonės ir tie, kurios renkam, yra žmonės. Apie rinkimų technologijas skiriamos, net juokinga kalbėti apie tai, juodos, pilkos ir baltos, ir dabar manoma, kad Lietuvoje yra pilkosios technologijos, kurias dar Gebelsas naudojo. Kaip jums atrodo? Ar taip yra, ar kas čia ką susistemino ir kas čia ką veikia šitoje vietoje? Anekdoto galą prisiminiau apie Gebelsą, dabar pasakėt, Napoleonas kalbėdamas jau būdamas Anapilį, vis sako kažkokiam pašnekovui kitam, sako gaila, jeigu aš turėčiau savo laikų Gebelsą, mano tauta Prancūzija iki šiol nesužinotų apie nesėkmę prie Waterloo. Bet dabar apie tas pilkasias, juodasias ir baltasias technologijas, aš neskirstyčiau taip, jos yra technologijos ir jos yra naudojamos. Ten, nežinau, kas jas suskirstė, pilkos, ten juodosios, baltosios. Prieš pilietį Keblerį, ar tai sąžininga, kad pilietis kitas naudoja technologijas, kad įtikintų kažkuo? Galbūt ir nebūtų sąžininga, jeigu žmogus nėra jisai toks protingas, darbštus ir sąžiningas, o jisai padaromas protingas, darbštus ir sąžiningas. Aišku, tai nėra sąžininga, bet jeigu žmogus protingas, darbštus ir sąžiningas ir jisai naudoja technologijas tiesiog, kad jie atkreiptų dėmesį, kad jį pamatytų, bet jis yra toksai, tai tada sąžininga. Bet technologijos jau pačios savaime, jos turi neigiamą atspalvį. Ir pati frazė, ir pats procesas. Bet o kaip kitaip tada žmogui apie save pareikšti, jeigu neįti ten, nekalbėti, nesireklamuoti, nediskutuoti, jeigu aš kalbu apie tokias paprastas, tokias elementarės. Tarp baltos ir pilkos. Turbūt, aš nežinau, turbūt. Reiškia, jūs manote, kad technologijos yra rinkimuose gerai?
Aš taip supratau. Gerai, jeigu jos atspindi tą tikrąjį turinį, jeigu jos kalba apie tą žmogų, kuris eina į valdžią, kad jisai yra toksai ir jos nemeluoja. Jeigu žmogus yra nesąžiningas, nepadorus, o technologijos iš jo daro sąžiningai ir padorų, kas irgi taip pat dažnai pasitaiko, tai tada negerai. Ir momentai, kad štai mes išrinkam vis ne tos, mes sekmanį išrinkam parlamento, pirmanį jau reiškiasi jos keikiame. Piktinamės. Ir tai padeda padaryti, tarp kitko, žiniasklaidos priemonės. Jos irgi reikia skandalų, dar kažko tai. O žiniasklaidos priemonė viena iš efektyviausių irgi technologijų, ir kuri formuoja nuomonę. Tai šiaip reiktų turbūt gydytis visiems ir nepaviršutiniškai, o labai rimtai ir iš pagrindų. Ir sakykime taip, kad atsirastų tas suvokimas giluminis savęs visuomenėje, savo paskirties, savęs harmonija su gamta, visata kūrėjų. Kaip jums atrodo, ar tie, kurie buvo teisti, ar gali eiti daryti tvarkos valstybėje? Aš manau, kad gali, tik tai reikia žiūrėti vėlgi. Žmogus neturi būti diskriminuojamas. Kaip ir neteistas, jisai gali būti ir sukčius, ir ateity būti teistamas ir taip toliau. Taip ir teisas, nei už odos spalvą, nei už teistumą, nei už kažkokį žmogus neturi būti diskriminuojamas, turi būti žiūrėti, kaip jisai tą pamoką gavęs, kaip jis suprato ir kas dabar jisai per žmogus, nes gali būti ir žmogus neteisas, jisai blogesnis už baisiausią nusikaltėlį ir kuris dar pagaus ten teisėsaugą arba net nepagaus, bet jisai tiek daug žalos pridarys ir žmogus gali būti teisas ir jisai gali, ir pažiūrėkit, kiek istorijų tokių žinomių atvejų ir teisti ir žmonės, kurie ir po to tampa labai sėkmingais ir dorais piliečiais. Ir aš pats teisas buvau prieš kokią 9 metus. Šitą gyvenimo mokyklą irgi praėjau ir todėl iš tų, kurios aš pažįstu, nedaug, bet vienetai labai, sakykime taip, gavę tą pamoką labai... Išgirdę beldimą suvokia, kas beldžia. Suvokė, kad beldžia ir, sakykime, tai buvo į naudą. Apie jūsų metodą mes jau truputėlį apie jį kalbėjom, tačiau tautos apgaudinėjimas, nesutikit su tuo, kad apgaudinėjimo yra. Pažadų apgaudinėjimo, netiesėjimo ir taip toliau. Ar po jo reikia autoredukcijos? Autoredukcija pats žodis reiškia tai žmogaus atsikūrimas, atsistatymas. Tai šiais laikais to atsikūrimo, atsistatymo ne tik po rinkimų ar dar kažko aplamai reikia visiems žmonėms. Pats esminis giluminis atsistatymas, jisai vyksta tokiuose gilesnėse, tai ne pozityvaus mąstymo, ne kokio nors kaučingo, ar ten netgi ne tokių paviršutiniškų autoredukcinių tokių sistemų, kurių irgi dabar yra pilna ten iš visų pusių, iš visų pasaulio kampelių privežta, ten iš Rusijos ir iš Amerikos. Bet yra toks giluminis ir esminis momentas, turi būti dėtas, tai yra tas žmogaus ir kūrėjo santykio statymas. Šitas rytį nagrinėja, tai yra teologijos ryties nagrinėjimas, tai yra visų didžiųjų religijų nagrinėjimas. Pažiūrėkit, Kinijoje nusprendė, kad neseniai, kad nereikia, reiškia, mums to tikėjimo ir mes čia ekonomiką ir ideologiją padarysime patys ir bus padorus, dorovingi žmonės, ir protingi, ir darbštus. Ir pradėjo, ekonomika augo, žmonės nyksta, serga tas organizmas ir pradėjo ir vadovai suprato valstybės, kad viskas, nesvarbu kokia bus ekonomika, kokios ten paslaugos, kokios nors ten socialiniai sritys svertai, kokie bus panaudoti, vis tiek bus sugrius valstybė. Ir skubiai atstatomi dabar visi budizmo vienuolynai, skubiai masiškai atstatinėjame tiesiog, kad tas santykis sutatytų, tas veikumą, nes serga pati ląstelė. Visuomenėje žmogus tai kaip organizme ląstelė ir ląstelės masiškai serga ir tada, kaip tu gražiai berengtum tą organizmą ir kaip tu gerai besimaitintum, vis tiek yra suirimas valstybės bus arba žmogaus konkretaus. Taip ir šitoj srity, bet šitas sritis yra vėl turi kitų problemų. Šiais laikais ir daugelis dvasininkų nelabai, sakykime, kartais atrodo, kad tai patys nelabai nelabai supranta, ką šneka, arba šneka tą sudėtingą kalbą, reikalingas toks vertėjas dabar šiais laikais visose srityse, ypač krikščionybėje, jis reikalingas, kad jis suprantama tą kalbą išversti. Tai yra labai sudėtinga ir subtilų mechanizmą. Kitaip tas santykis nelabai ir atsistatys ir žmogus taip visą laiką ir puldinės. Ar turit kažkokius pradinius žingsnius, ką reikia daryti, kad pradėtum galvoti apie tai, kaip jį atstatyti, kas tai yra? 3 pradiniai žingsniai, man kažkaip norisi vis susisteminti. Pas mus yra dominuojanti krikščionybė, Lietuvoje, katalikų, protestantų yra irgi,
pravoslavų, bet todėl reikia gilintis šitą sritį, reikia eiti į bažnyčias, reikia tik tai sudėtinga, aš suprantu, sudėtinga suvokti, ką ten tas kunigas jis šneka, jisai kartais tikrai formaliai atlieka tas kunigas tą pareigą, ne visi, yra nuostabių kunigų, žmonių, vienuolių, su kuriais aš asmeniškai bendrauju, bet reikia ten eiti, nes ten tos žinios ir ten jeigu jums pasiseks su dvasininku, tai jums bus parekomenduotas ir normali teisinga literatūra, normalūs įsėmimai, normalus paaiškinimas šitoj srityje. Ponas Eliau, aš turiu arkivyskupo Luigi Bonazzi 8 palaiminimus politikui, kuriuos jums perskaitysiu ir jūs pasakysit, kas jūsų manimų yra svarbiausias. Palaimintas politikas, kuris gerai suvokia ir giliai įsisąmonina savo vaidmenį. Palaimintas politikas, kuris yra patikimas kaip žmogus. Palaimintas politikas, kuris dirba dėl bendros gerovės, o ne dėl savo naudos. Tas, kuris ištikimai lieka nuoseklus. Tas, kuris siekia vienybės ir jas saugo. Tas, kuris moka išklausyti. Ir tas, kuris nebijo. Kas jūsų manimo yra svarbiausia? Man atrodo, kad šitie visi punktai, juos įskirti būtų sunku, jie visi vienumoje turi būti pas žmogų, ir jie visi svarbus. O įskirti vieną, kad būtų svarbesnis vienas ar kitas, būtų galbūt nelabai teisinga. O tas, kuris nebijo, aš manau, kad tas, kuris nebijo... Taip, bet jeigu jis nebijo, jisai, kaip sakot, jis negalvoja dabar apie kitų žmonių gerovę. Jis nebijo ir toliau savo ten lobsta ir vagia, ne? Ir nebijo nieko, reiškės. Tai ar mums reikalingas toks politikas? Nereikalingas, tai arba atvirkščiai, kuris galvoja apie žmonių gerovę, bet bijo visko. Tai irgi nereikalingas toks politikas. Tai visas tas kompleksas ir ne veltui šitas jūsų dvasininkas turbūt surinko, sukomponavo visą kompleksą šitų reiškės taisyklių. Ar manote, kad išsirinksime tokį Seimą, kurio busim patenkinti? Ne, aš nežinau, šitame Seime bus labai protingų ir profesionalių žmonių, bus blogų ir tinginių žmonių ir nekompetitingų, bet dabartinė situacija aplamai visuomenėje ir pasaulyje yra tokia, kad sakau, jinai yra sužeista, todėl mes jau pirmadienį keiksim Seimą, mums keikti jį padės jūsų kolegos žurnalistai, kai kurie ir nebūtinai objektyviai, o dėl to, kad jiems reikia reitinginių laidų. Ir tas yra ir irimas visuomenės kaip ir žmogaus organizmo ir vyks toliau, dėja. Tai šitą baisę natą ir baigiam pokalbį. Jinai nėra baisi, perkeltinė prasme. Dėkui už pokalbį. Dėkui jums.